rytas. Tarkit žodį, kur susirinkom. Susirinkom. Į banditų varžybą susirinkom. Dabar liūdnoji dalis - šmutkių nešiojimas. Teisingos spalvos. Giedriau, tai trumpas žodis apie laukiančius šios dienos reikalus. 2025 metais tradiciškai renkamės į klubo varžybas. Šiemet viskas anksčiau, nes laukia gegužės mėnesį jau kiti reikalai, Skirvytė, čempionato antrą lygą. Tai va, susirinkom į skuterinę. Žuvies turbūt, kad nelabai daug bus, bet kaip sakant, kas mokės, tas pagaus. Giedriau, kas lėmė vietos pasirinkimo varžyboms? Kiek pamenu, kitais metais. Aha. Patogumas. Kažkaip, kadangi ant kalnų dar irgi žuvies nėra, tai gal geriau sakėm patogiau. Giedriau, trumpa retrospektyva. Kada pats tapai banditu? Ar prisimeni savo pirmasias varžybas, klubo varžybas ir kaip manai, kaip visas tas procesas vyksta toliau? Banditu tai tapau, kai su tavim susipažinom Seredžiui. O pirmos varžybos banditų jau kiek? Prieš 3 metus? Tai bus 4 metai jau. Ar 4 jau netgi? Ar užaugom per tos 4 metus, Giedriau, kaip manai? Užaugom jau. Iki juridinių vienetų, iki čempionatų. Taip, pažiūrėkit, kiek rėmėjų. Biški save apgavom. Kaip sakėm, čia mes ramiai, niekur neįsim. Bet dėja. Kaip prognozuotum šiandieną? Ar sunkios bus varžybos, ar galim tikėtis didelių laimikių? Vis dėlto ankstyvas pavasaris, bet nors dienelė atrodo bus labai graži. Kaip pats prognozuotum? Nu, bus sunkiai iš tikrųjų, manau, kuoja. Kas prašokant į karšelį pagaus, tai jau iš karto pretenduos į šitą taurelę. Big fish. Tai va. Tai ačiū tau ir turbūt lauksim tavo žodžio jau po varžybų. Nu vyrai, kaip šiandien bus, Mažvydai? Bus gerai, bus šilta, visiems patiks. Bus gerai ar labai gerai? Per vidurį. Bus vidutiniškai gerai. Koja ar karšis? Abu. Ir pukžlys be jokios abejonės. Kam jo reikia? Nereikia pukžlių. Reikia, svoris gramas taškas. Pasakė Mažvydas ir Šventa. Griebsim pukžlius. Vyrai, kaip šiandien? Kojos. Kojos kimba. Kojos kimba, Bus klausim. karšelių. Bus. Tamsta treniravotės, abu treniravotės šią savaitę. Visai Tai daugiau. papasakokit, kokios realijos, ko galima tikėtis. vyrai. Taip? Treniruotės ganėtinai tikrai gražiai koją rodys. Kiek prigaudė per treniruotę? Jie nepaslaptis. Neatsimenu skaičiaus. A, prasideda. Bet kilogramis Per iš daug. 4 kilogramų buvo. 4,7 gal ar 4,8. Tai buvo gan smagu. Tomas sakė, kad geriausia atveju šiandien 2,5 kg, jeigu nori laimėti varžybas. Ir tik kojytėm. Gal Aurelijau reikia atsiprašyti už propagandą? Tai tada ten po pusę kilogramų, tai manau greit susirinks. Žodžiu, all eyes on Aurelijus ir stebėsim, kaip jis gaudo karščius. Aurinai, Vytautai, jūs tokie pat optimistiški? 5 kg žuvies karščių? Ne, kojos bus. Kojos. Ir Tu vienas treniravaiesi karšelis. taip pat. Ir Taip. karščių nepagavai. Vieną. A, Ant galo. bet tauta nematė, man atrodo. nebuvo ten ką rodyt. Nesupratau. Tai manau, kad kojos bus. Gražių, raudonų kojų. Supratau. Vytai, tavo prognozė. Nežinau, prognozių nėra. Praktiškai treniruočių nebuvo. Supratau. Praeisį savaitę mes treniravomės, likom visi tušti. Marius ateis, įsitrauksim burtus ir panašiai 1,5 valandos pasiruošimui bus pats tas. Žodžiu, laukiam. Laukiam. Tai ką, burtų ceremoniją pradedam. Valio! Šįkart burtų ceremoniją pristato A žūklė ir kompanija Nitro.
Burtų kamuoliukai iš karto naudojami. Sektorius parašytas. Čia tai prašom operatoriui pasirodyti, o raštininkui užrašyti. Važiuojam? Važiuojam. Simonas. Bet kurį. Opa. Simonas. 7. Kur nematau skaičių? Va. Laurinas. Ta, giliausiai paslėpta. 11. Labai gerai. Sakau, kad bus 2. Nesakyk taip, neapsisprendžiu. 2 antras sektorius. Aurelijau. 3! Beveik atspėjau. Labai gerai. Nu, Tomas. 10. Na gerai, ir aš einu tada. Tomai. Štavas mane kviečia. 7 buvo, ne tai? 4. Ernestas. Ernestas. Karšių siaubas. 12. 12. Į galą, prašom. Einu, aš prasitrauksiu. Mažvydas. Čia užslėpęs jau gerą buvai. 9. Ir palieku. Trauk. Kas dar netraukėt? Vytautas. Tokias karšių siaubas. 5. Va, kaimynas. 9, tai va, Eli, kur tu 12? Gerai, netoli, kas 10. Taip. Vyčka, davai 10. Marius. Debiutas ir vienas. Super. Taškas. Be spaudimo. Nespaudimo. Mindaugai, žinok, niekas gero nebelikė. 2. Sės 2. Nauji dalyviai. 1 ir 2. Giedriau, trauk tu ir kas liks, na. A ne? Taigi Giedrius pranašumą turi. Jau pamiršau, žinok, spėjau. 8. Kaimynas mano. O Evaldai, eik, pratrauksi. Tai pažiūrėk, koks matau. Kokia intriga, Evaldai. Nu, Kas gyvagi? 6. Oh my god. Ne veltui daiktus vežiauti. Ačiū. Kur nori. Ačiū. Simonai, kokie įspūdžiai, kokie lūkesčiai prieš šiandieną? Įspūdžiai va, lūkesčiai, kad žuvies būtų, o kaip bus pamatysim, judesio yra, vanduo raibuliuoja, pasiruošimas vyksta. Papasakok savo istoriją, kada tapai banditu ir ar esi laimingas tapęs banditu. Ar toks epitetas tau tinka? Aš laimingas šeima, tai nežinau, o tapau praeitų metų pavasarį. Čia turbūt turim puikią progą linkėjimų Vyteniui nusiųst. Kaimynui Vyteniui linkėjimai, užverbavo pats O pats, stepė. taip, dėjo į kelnes. Dabar aš dėjo į dirbu kojas. tą darbą, bet sunkiai. Tai va, nieko. Ko pats tikėsi iš šiandienos? Kaip manai, koks rezultatas pats realiausias? Rezultatų nespekuliuosiu, bet jeigu trumpai apie eigą, manau, kad bus vangus kibimas, kol įsidienos ir sušils. Tai kaip sakant, kaip automobilių lenktynėse, nugalėtojai paaiškės paskutinėmis minutėmis. Nu, bet vis tiek, pavyzdžiui, palyginus praėjusią savaitę mes čia treniravimas, rezultatai buvo labiau nei kuklus. Šiandien turbūt realios vis dėlto bus kitokios. Šiandien tikimės žuvies, nes jos ir matėm. Jo. Kart nei žuvies matėm, nei pagavom. Joba klubiokai treniravosi šią savaitę čia ir žuvelės šiek tiek pagavo. Tai reikia tikėtis, kad ir šiandien nebūsim po nuliai. Nebūsim po nuliai, kažkas bus tikrai nugalėtojas. Šita tiesa. Ko tikitės vyrai iš šiandienos varžybų? Laimėt. Su kokiu svoriu? Koks bus nugalėtojo svoris, prognozuokit? 2,5 kg. 2,5? 2,5. Kojos ar karšiukai? Kojos.
3,159 gramai turėtų būti. Kas bus arčiausiai svorio, gaus super prizą, kurį mums paruošė. Ričardai. Žuklės fanai. Taip, mus dar remia mus. Žuklės reikmenų parduotuvė Ažuklė LT, Atara Fishing, žuklės fanai. Jukų gamintas Marcelis Vandeneidinas ir Simonai pakomentuok. Biologiškai aktyvūs preparatai iš Humilat, kad netrūktų grūdinės kultūros mūsų jaukam. Kaip pats prognozuotum šiandien dienos varžybas? Ko galima tikėtis? Gero oro, geros kompanijos, geros nuotaikos. To ir susirinkom, o visa kita nėra taip ir svarbu. Manau, žuvies, kad bet kuriuo atveju pagausim. Svarbu, gera kompanija. Orientyras koja ar karšis? Koja, vienareikšmiškai koja. Karšiukas, manau, bus vienas kitas prašokantis. Vis tiek kažkas bonusiuką pagaus kokių 700-800 gramų per tiek žuvių, manau, vienas karšiukas turėtų būti. Simono jau klausiau, prisimenant praėjusios savaitės mūsų treniruotę, manai šiandien reikalai bus kitokie? Tai be abejo, pašilo vanduo ir per treniruotės parodė, kad žuvies kažkiek jau yra sukinėjęs. Aišku, reikia turėti omeny, kad treniruotė, kai tu gaudai vienas ar dviese, yra vienai. Bet bus presingas 11 žmonių. Tai tikrai nebus lengva, bus reikalų, bet tikėkimės. O, jau šiandien kas geras ženklas matosi, kad ir žuvis juda truputėlį toliau. Tai labai gerai. Giedriau, ar pasiruošimas varžybam baigtas? Dar pahipnotizuoju visus ir baigsim. Kokį trofėjų radau. Čia aš to nukrisiu su ką. Kitaip sakant, hipnozė veikia. Ar pasiruošėm, kiek turim sektorių? Turim lygiai 12. Kada startas? 9.
Lietuva. 3,155. O kiek aš spėjau? 3,159 gramų. Tai kaip šitas, kaip buvo Reikia daugiau. 2805. Kiek? 2805. Kolega, man tavęs. Tavo zona. Tai ką, baigėsi pavasarinės jau tradicinės varžybos. Brim Bandits. Lengva nebuvo, bet kaip sakant, tų lengvų kelių ir neieškom. Bet kas moka, tas pagauna, čia tokia klasika. Šitas kuklės čia mūsų varžybas, sakyčiau, gan gausiai parėmė mūsų rėmėjai, kuriem esam labai dėkingi. Pristatom Ažuklė, viena iš didžiausių parduotuvių, Atora, jau mūsų ilgametis rėmėjas, jau 2 metai, lietuviškas gamintojas, Ažuklės fanai, su Marcel Vandenlende jaukais ir Humilat, bioaktyvios trąšos. Paplojai. Ačiū. Nu, dabar jau pradedam apdovanojimus. Iš visų 12 dalyvavusių, 12 dėja, Simonas Žukauskas. 0555. 05. sveikinimai. Vakarui 05. 05 labai teisingas rezultatas. 11. Evaldas Švageris. Plojam. Dėkuoju. 635 solidus gramai. Kaip hiperbolės dainuoju, aš dar dainuosiu. Balsas prikimo. Jūs mane dar išgirsit. 10. 10 vietoj Aurelijus Štuopis. 900 gramų. Aurelijum treniruotės. Visų šalia. Skuteriniai. 9 vieta. Giedrius Pečkaitis. Lygiai kilogramą. Klubo prezidentas. Matavau. Primatavom. 8 vieta. Laurinas Virmauskas. Švedija. Молодец. 7 vieta. Vytautas Nenorta. Aš perdodam plojimą. Gal girdės. 6 vieta. Mažvydas Juščius. Sveikinimai. 5 vieta. Atsiprašau, nežinau pavardės, bet Mindaugas. Tiesiog. Ura! Rašiau pavardės. Mindaugas Solidė, Rapala. 5-tukas. Top 5. O? 4 vieta. Turiu ir vardą, ir pavardę. Naujokas Marius Vitkauskas. Ir Big Fishas. Šitas. Ir dar šitas. Padirbam į kamerą dar biškį. Nu, ir dar išskirtinai paploja. Koja graži, solidi. Nu ir ką, trejetas. 3 vietoj, tylėjęs ten savo kampė, bet puikiai įsigaudęs. 2 kg 805 gramai Ernestas Moconko. Taurė. Siaubas, superinės siaubas jau net. Taip, 3. 3 vietelė.
Sveikinam. Antra vieta. Richardas Tenenė, 2 kg 555 gramai. Ir nenaudėlis kaimynas, neklauso, daro savo, 3 kg 155 gramai, Tomas Marcinkevičius. Kaimynė, daugiau taip nedaryti. Sveikinam! Dar ne viskas. Didelė žuvis, nebuliu. Toma, tai dar kartą nuoširdžiausi sveikinimai laimėjus varžybos. Ar atskleisi, koks buvo sėkmės aktas šiandien? Kaip vertini apskritai, na, sakykime, šios dienos žvejybos sąlygas ir kas lėmė rezultatą? Žuklė buvo labai sudėtinga, sunki, žuvis buvo prašokanti. Nu, šiandien technika, dirbo technika. Kas kaip mokėjo, taip jie tas ir bandė įkalbyti. Nu, sunkiai sekėsi visiems, bet mane gal ištempė tik dydį žuvų ir viskas tiesiog. Tavo laimikio liūto dalį sudarė kojos. Ar tikslingai rinkaisi šitą žuvį, ar taktika buvo paremta būtent šitą žuvį? Ne, karšiai rinkausi, bet kibo kojos ir pats likau nesupratę. Gaudau karšiai, jo kimbo kojos. Kaip manai, kas lėmė, kas didžiausia, sakykime, įtaką darė? Ar masalų, gyvėjai masalai, ar jaukas, ar distancijos pasirinkimas? Manyčiau, distancijos pasirinkimas ir treniruotė praeita. Per kurią mes nieko nepagavom. Nieko nepagavom, taip. Tai ačiū tau labai už komentarą, dar kartelį visi baigiam ruoštis, išsirenkam, važiuosim namo.